Studentiškiausias Lietuvos miestas Kaunas lapkričio 17 dieną kartu su visos šalies studentai šventė Tarptautinę studentų dieną. Visą savaitę akademinės bendruomenės nariai turėjo galimybę dalyvauti įvairiose paskaitose, kūrybinėse dirbtuvėse, koncertuose bei spektakliuose. Taip pat jau tradicija tampa, jog šios šventės proga Kauno miesto mero postą vienai dienai užima studentas. Be veiklos tikrai aš tikiu, kad studentas meras tikrai nebus ir aš manau, kad tai jam gera praktika, gera patirtis bus, išbandyti mero poziciją, pajusti, koks tas duonos skonis ir ar ta kėdė tikrai minkšta. Aš manau, kad tai bus gera proga. O aš tikiuosi, kad iš tikrųjų studentai yra viena pažangiausių visuomenės dalių ir Kaunas tikrai neabejingas studentams. Jo labiau, kad šiandien švenčiama studentų diena, tai aš manau, mes turim tikrai atiduoti labai didelę duoklę studentams, kad jie gyvina miestą, kad jie iš dalies ir reprezentuoja miestą ir kad jie neabejingi mūsų miestui. Šiais metais galimybę eiti vieną dieną Kauno miesto mero pareigas gavo Kauno technologijos universiteto studentas Justinas Taugaitis, studijuojantis elektros ir valdymo inžinerijos fakultete procesų valdymo specialybės 3 kurse. Aš kiek supratau, Justinas imasi iniciatyvos dėl jaunimo reikalų mieste klausimų gvildenimo, panagrinės miesto strateginį planą, miesto strateginės užduotis ir kiek tenai dėmesio skiriama jaunimui, jaunimo poreikiams. Manau, vienas svarbiausių uždavinių be abejo yra patirti, kas tai yra mero kėdė, ar tai tikrai karštoji, ar ta šaltoji. Ir be abejo turim įsikėlę su KTU studentų atstovybė keletą tikslų, ką norėtume pristatyti savo tokius tikslus ir siekius, galbūt ateityje įtakojant ir galbūt ir Kauno viziją, ar galbūt tas, kad studentų vardas taptų dar labiau stipresnis ir dar labiau girdimas. Visą tai pristatysim be abejo konferencijos metu. Visą savaitę vykę renginiai suvienijo pačių įvairiausių pomėgių turinčius studentus ir praskaidrino rudeniškas nuotaikas. O Kauno miesto gyventojai ir svečiai turėjo galimybę dar kartą įsitikinti, jog ne veltui Kaunas yra vadinamas studentų miestu.